you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back, 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 never look back. Sveiki, matėte, apsirengiau, apsiprausiau, nenorėjau daug kalbėti, kadangi truputėlį nervinga. Šiandieną mes su Simonu keliaujame tvarkyti dokumentus dėl įvaikinimo. Tai tiesiog baisu, nuostabu, bet aš turiu su jumis pasidalinti šią žinutę. Aš jūs myliu, pasiilgau, geros dienos ir iki. Jau beveik atkeliavau, teisybę pasakius. Aš atėjau į hipnoterapiją, nežinau, ar jums sakiau ar ne, nes kartais aš vis dar nerimą turiu. Tai ką, tikiuosi, kad viskas bus gerai. Žinoma, aš esu buvusi hipnoterapijoje Dubajuj, ne čia. Ir man sakė, kad labai gera panelė, labai gera terapistė, jaunutė tokia, bet patirties turi. Aš atėjau į tualetą, pasižiūrėkit, kokios fainos lempos. Makiažui pasidaryti, ne? Nu ką, gerai tada. Ilgai nebūsiu, nekalbėsiu, pabendrasim. Iki. O dabar ties keliaujame į vaikų namus. Labai svarbi diena, ranka į ranką, laimės tai iš širdies. Esu labai patenkinta, šiandieną tokia diena, labai Simonas pavargęs, aš irgi truputėlį ėjau į tą terapiją, patiko, bet labai daug energijos paėmė iš manęs. Netgi verkiau, labai daug verkiau. Aš sakiau jai visas servetėlės sunaudosiu. Nu, bet šiaip patiko. Tikrai gerai pinigai pamokėti. Nemažai, bet aš jau geriau į save įdėsiu negu į drabužius. Gerai tada. Pučkis. Iki. Labas rytas. Aš darau žuvį, kuri yra veganiška. Yes. Sveiki, šiandien yra ketvirtadienis, aš keliauju į sporto salę, bet pirmą nuvedu šuniukus pasisiot. Šiandieną yra labai graži diena. Out. Crazy bitch. Out, my darling, out. Wait. Out first, wait and out and eight. Yes. Come on, guys. Ateik. Greitai tik tais parodyk man save.
watch. I'm quite comfortable where we've got. Nu ką, šiandieną yra pirmadienis, reikia įdėti jums video. Dėl to šiandieną, prieš pabaigiant šį vlogą, norėčiau jums parodyti, kokias procedūras naudoju. Kokiomis procedūromis, koks procesas, vai Jėzau, mano kalba susimakalau. Kiekvieną vakarą, kaip grįžtu namo, visuomet sakau visų pirma arba mano brangieji, ne? Jau tikrai šios žodžius reikia nustoti vartoti turbūt, kadangi jau per daug. Aš pati supratau ir pati pastebėjau. Ką aš darau? Nenaudoju daug makiažo, šiandieną visiškai nedėjusi jokios pudros, tik tai iš body parduotuvės bronza. Viskas. Kadangi bandau jokių pudrų nesidėlioti, ypač dabar labai yra karšta. Nuo saulės 50 tik tais užsidedu ir viskas. Kaip grįžtu namo, žinoma, reikia nusivalyti akių makiažą. Ką aš darau? Pasiimu kokosų aliejų. Mano yra pirmas žvilgsnis. Jūs galite pirkti bet kokį. Yra svarbiausia pirkti organinį, kuris turi vitaminų, mineralų. Ir pasiimate į ranką ir tirpdote. Ir tuomet lengvais judesiais ištirpdinate savo akių makiažą. Ir aš masažuoju. Kodėl man patinka kokosų aliejus? Aš kokosų aliejų naudoju beveik 4 ar 5 metus ir man akių odelė suminkštėjo, mažiau raukšlelių, taip pat mano blakstienų sustiprėjo ir tuo pačiu metu akių negadina, man akių negraužia, niekas akis neprilenda, netgi galiu atsimerkti, kuomet aš ištirpdinu tą makiažą, visiškai nejaučiu jokio sudirgimo, turbūt taip ir vadinasi. Po to pasiimu tokį mažytį rankšluostuką, sušlapinu su šiltu vandeniu ir nusivalau. Nusivalau visą veidą ir ką tuomet darau? Tuomet, kaip aš myliu šį produktą, kad jūs žinotumėt. Tai yra net nežinau iš kokios parduotuvės, tik tai žinau, kad tik tais nenaudota ant gyvūnų, tai yra labai svarbu man. T3 Skincare aš nusipirkau, kainavo, skaitykim, gal 2 eurai tik tais. Žinau, kad Anglijoje turi, nežinau, ar Lietuvoje turite. Man paprasčiausiai patinka T3, kadangi labai gerai veidą nuplauna ir taip pat neberia man veido ir nedygsta daugiau spuogelių. Mano oda tikrai labai pagražėjo. Tai veidas yra nuplautas, yra švarus. Kartą per savaitę arba 2 kartus per savaitę aš naudoju vitaminą C. Tai yra mikrodermabracija su tokiais mažiukais bumbuliukais ir aš labai gerai veidą nusivalau, praskaidrina veidą, taip pat labai skaniai kvepia. Vitaminas C yra gerai, kadangi padaro veidą jūsų šviesesnį, daugiau tokį žvilgantį. Ir gerai, gal 2 arba 3 minutės masažuoju, kadangi nuima jūsų senesnę odelę, kad ateitų nauja oda. Taip pat turiu tonerį. Bet galiu pasakyti, tonerių beveik nenaudoju. Kartas nuo kartų, jeigu atsimenu, naudoju, jeigu ne, tai ne. Bet mano yra patys svarbiausia. Išsitirpinu makiažą su kokosų aliejų, nusiplaunu veidą. 1 kartą per savaitę taip pat naudoju mikrodermabraciją. Tai yra mano patys pagrindiniai tokie žingsneliai. O ką po to naudoju ant veido? Aš ant veido naudoju vitaminą E. Aliejukas labai patinka. Aš naudoju jį ant veido kiekvieną vakarą, ne rytą, bet vakarą, kad įsiskverbtų gerai į odą. Ir dienos metu, ryte, kaip atsikeliu, ryte labai paprastai. Tais veidą nusiplaunu ir viskas. Veidą nusiplaunu ir užsidedu vitamino C. Taip pat vitamino C yra. Kremuką. Daugiau nieko. Nuo saulės 50. Daug vandens geriu, daug vaisių valgau, daržovių, šviežių sulčių. Ir viskas. Ir atrodo yra labai paprasta. Labai daug žmonių manęs klausia. Oi Renata, ką tu darai taip ar kitaip? Nieko per daug nedarau. Daug aš kosmetikos nenaudoju. Akis visada mėgstu pasidažyti, man labai patinka. Bet kas susijęs su mano veido priežiūra dabar, tai aš tikrai galiu pasakyti labai lengvi žingsneliai. Nieko per daug nedarau, nieko per daug. Kartais aš matėte tą tokią mėlyną lempą turiu, kartais tą mikroneedle, tą rolleriuką taip pat turiu, bet aš jau nenaudojus jų, skaitykim, gal 3 mėnesius. 3 gal mėnesius aš kažkaip jaučiu, kad mano gera dieta, ne tai kad dieta, bet mano geras maistas, šviežias maistas, daug vandens, meditacija. Tikiuosi, kad šis video patiko, geros jums dienos. Reikės į darbelį keliauti,
atėjom šuniukus pavedžiot, baigsiu darbą apie 1 valandą ryto, gal 2 ryto. Nu ir viskas. Labai gražus oras, bet ryte labai lijo, toksai buvo uraganas, tai nereikėjo eiti į darbą 1 valandai, kadangi originaliai mano tvarkaraštis 1 valandai. Bet parašė mums žinutes ir pasakė, kad ateit 4. Kaip gražu.